Rubrika, kuri vadinasi Kas naujo redaktorių. Jau filmuojat? Gerai. Kaip ir minėjau, apsiramink truputėlį. Kolega, jau visas toksai, hei, Užsivedęs? Studijai gražią merginą. Mes norime pasisveikinti su Aiste. Aiste, labas. Sveiki, labai gerai. Labai smagiai čia mes su tavim bendraujame, jau ir iki eterio. Bet gal pradėkime pokalbį, kadangi tu mūsų eteryje pirmą kartą. Taip. Tai leis pristatyti. Pristatyk. Taip. Važiuojam. Studijoje atlikėja, kurios talentas ir balsas nuvilnijo nuo Lietuvos iki Londono. Yeah. Dabar jau iki USA. Taip. Tobulino ne tik muzikinius įgūdžius, bet ir atrado unikalų skambesį, kuris, čia darom pauzę, pavergė lietuvius. Visi apie Aistę šneka ir norime susipažinti. Aiste, taip tave pristatė čia GPT, o kaip tu pati prisistatyti? Ne, čia GPT, aš dar daug ko nepasakiau, kad čia beje, atsimeni tokį Jurgį Gaižauskų? Taip, aišku. Tai čia prosenelis jūs. Čia tavo prosenelis? Tai va, čia GPT jisai man. Gerai, tai jau nuo to pradėjom, čia įdomus faktas, bet visgi, jeigu tau reikėtų dviem sakiniais prisistatyti žmogui, kuris visiškai nieko apie tave nežino, Taip. jis negirdėjo nieko, nei tavo dainos, nei kaip tu dalyvauji Eurovizijoje, nei kitų tavo dainų, nei tavo vaizdo klipų žiūrėjo YouTube. Vat ką tu pasakytum? Kad aš esu galbūt laisva siela ir tokia gal bomba tokios energijos ir noro gyventi. Vat jeigu vat paspaustum play, tai galbūt vat tą ir galėtumai pajausti. Toksai, jeigu visiškai nieko apie mane nežinot, tai galėtum šitą paspausti ir matyt galbūt pasiekti tokią aukštesnę vibraciją. Aš tai apie tave žinojau jau nuo anksčiau, nes mes abu iš Fabijoniškių. O Dieve, O rimtai? mano kiemas. Rimtai tai iš Fabijoniškių? Aš iš Fabijoniškių, taip. Taip, ir beje tie, kas užaugo Jenny from the block. Fabijoniškėse, Aistė grįžo ir pasakė, jaučiu cituoju, mano gimtojoje Lietuvoje ateina meilės ir laimės revoliucijos metas. Va taip. Va taip. Taip, ir aš čia nesikuklinu ir aš labai rimtai tai žiūriu iš tikrųjų. Bent jau savo pavyzdžių bandau parodyti, kad iš tikrųjų taip yra įmanoma. Aš kiek žinau, tu labai mėgsti lietuvišką muziką ir senesnį lietuvišką muziką. Šiaip 70-ųjų muzika. Na taip. Taip, jeigu kalbėtume apie lietuvišką muziką, kokia muzika tave įtakojo arba formavo? Nežinai, atlikėjai labai dažnai mėgsta pasakyti, mane formavo, tai nežinau, The Beatles, Michael Jackson. Būtent Aistė ir Aš realiai formavo. tą ką tik ir norėjau pasakyti. Jo, bet jeigu, tai pasunkinkim truputėlį klausimą. O jeigu tau reikėtų rinktis iš lietuvių atlikėjų, kurie prisidėjo prie tavo muzikinio formavimuose? Tai tikrai būtų, matyt, Kernagis, akivaizdžiai, tada Foje. Aha. Ir šiaip gal netgi Šeduikytė iš tikrųjų. Jurga Šeduikytė. Taip. Super. Apie Stiprus stogus. trejetukas. O dabar pakalbėkime apie tos dalykus, su kuriais tu pas mus atkeliavai į studiją. Jūs turite įrašę naują albumą. Aš sakau jūs, nes tai tavo, Taip. tu ir tavo kompanija. Taip. Mhm. Apie jį galbūt trumpai. Taip, Apie apie albumą. albumą. Taip. Taip, tai albumas vadinasi Soul Lituanica. Ir aš dažnai, kai būdavau užsienyje interviu, jie sakydavo, kad mano žanras yra soul americana. Iš tikrųjų, nes jis toksai ganėtinai lengvas, kaip pasakyti, toksai pilnas tos soulo prieskonių. Beje, kas nežino, Aistė daug laiko praleidžia užsienyje, gyveno Londone. dabar, kiek žinau, iš JAF atvykai. Ir turi žiauriai daug perklausų internete. Taip, gerai, toliau apie tą albumą važiuoja. Tai Fabijoniškis. Jo, tai ir žodžiu, ir aš kažkada valgiau pas močiutę tą žirnių sriubą ir aš kalbėjau su Kipru ir sakau, palauk, kodėl mes amerikano, bet mes galim būti lituanika. Nes iš tikrųjų mes esam tas miksas tobulas, to lietuviško ir tos geriausios soulo, Motowno dalykų, kuriuos atsivedėm mes patys bent jau iš Amerikos kultūros. Ir tada gaunas toks soul lituanika, jis toks tobulas sąjunga, žinai. Ir tada nusprendėm, kad pavadinsim šitą albumą taip ir tuo pačiu galbūt netgi savo žanrą. Ir aš manau, kad iš dalies mes įvedam savo tokį žanrą, kurio dar aš nesu girdėjusi bent jau lietuviškai. Ir mes naudojam, pavyzdžiui, netgi dabar, kas populiaru labai TikTok'e, pradėjo eiti ten, nors ir mūsų stiprus ryšys, tas trendas, jisai yra vis tiek apie tokį labai, kaip sakyt, folko, tokia net gal buitinis motyvas įdėtas į dainą, kurio tu paprastai galbūt net nesitikėtum, bet jis nėra įdėtas kažkaip ten labai pašiepiškai ir taip paviršutiniškai. Jeigu paklausytum visą dainą, jisai toks iš esmės. Ir man labai patinka, nes labai daug žmonių rezonuoja tai ir jie supranta, jie išjaučia tą irgi situaciją, kad būna ryšys, bet būna ir šitą. Kalbant apie ryšį, kaip tu manai, koks yra tavo klausytojas?
Aš tikrųjų, kiek koncertuose sutinku, tai aš būnu visiškai tiesiog apšalus, nes jie yra labai tokios geros širdis. Jie, aš nežinau, nėra... Tai gerą duodi, gerą gauni. Galbūt, aš nežinau jo, ir vat norėtųsi galbūt, kad kuo daugiau galėtų žmonių prisijungti prie šito rato, nes pas mus, iš tikrai mūsų visi klausytojai, jeigu kažkas eitų į koncertus, nu, ta prasme, dabar va, bus 7 vasario estradoj. Kiprai, Jie, taip? taip. Jie pajaus šitą, vat, kad kiti žmonės tokie pat yra, nu, kas liečia geranoriškumą ir tokį vaibą, bendrą, tipo tokį, nu, draugų. Mes tiesiog visi esame normalūs, tikrai draugai. Klausykit, aš vieną dalyką noriu pasakyti, sako, savam krašte pranašu nebūsi. Gali būti, jo. Nes aš kaip pasižiūrėjau užsienio spaudą, tai ten tave lepina žiauriai, ten tiek tų gerų, cituoju, užbūrė savo dainų tekstą įsižeminančią energiją. Iš naujo visi pamėgs klasikinę soul muziką, Atwood žurnalas. Klaus žurnalas Aistė yra stulbinamai galinga atlikėja. Tai čia žinokit, reto grožio ir retų talentų paukštis, kuris beje ne tik dainuoja, pavardinkim, choreografijas kūrė, tekstus kūrė, filmus kūrė, ką dar? Nu, net kovos choreografijas darau. Kovos? Kas tai yra? Taip, nu, pavyzdžiui, jeigu jūs įsijungtumėte YouTube'e pasižiūrėti, yra toks Modžio klipas ir tenais... mes viską direktinom, viską, ir aš pati dar montavau tą visą klipą. Oho. Jo, ir tenais yra kovos scenos, ir Taip. visas tas kovos scenas aš turėjau sudėlioti pati. Wow. Jo, aš esu, nu, turiu tokią patirtį, nes aš, nu, apie 4 metus dariau Muay Thai Londone. Aha. Ir aš, nu, kažkaip visai gerai prasikaliau ir man netgi sakė, aš netgi gavau tą vardą. Jie duoda jau, tipo, kai tu ten esi pažengęs, tau duoda tą vardą. Taip. Tai mano vardas buvo Lightning Strike. Wow. Kažkas tarp mūsų bendro, aš Berlyne džiaudžitsų kūriau tą choreografiją. Gerai, ir dabar, jau kadangi laiko turime visai nebedaug, noriu, kad pristatytum dainą, dainą iš albumo, kurią dabar ir paklausys mūsų klausytojai. Taip, čia viena mūsų tokio gražiausių karūnų šito albumo dainų. Jinai yra, dabar jau daug kas jos laukia, tai aš nesulaukiu jos visiems parodyti, o jinai yra apie saulą, apie tikrą išgyvenimą, apie situacijas, kai patenki į tokią keblę santykių maizgalynę ir kažkaip bandai iš to padaryti kažkokią prasmę, rasti prasmę. Štai tokia ji, nesuvaidinta ir spinduliuojanti Aistė, naujųjų laikų gėlių vaikas. Buvo malonu su tavim susipažinti. Labai Ačiū, begalė. kad atėjai pas mus. Tegul skamba Visiems klausytojams. Lietuvos eteryje tavo muzika. Ačiū. Aistė, gerai.